Sveiki atvykę į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmacijos fakultetą. Ar žinojote, kad farmacija tai mokslas, kuris gydo, rūpestis, kuris įkvepia ir žmonės, kurie keičia gyvenimus? Mes čia ne tik kuriame vaistus, mes čia kuriame farmacijos ateitį. Eime pasižiūrėti į mūsų simuliacinės erdves ir susipažinsime, kaip vaistininkas dirba. Farmacija yra be galo sunkus mokslas, tačiau mūsų įrengtos simuliacinės erdvės padaro jį patrauklų ir teorinės žinias galima įgauti per praktiką. Štai mes turime vaistinę, kuri nieko nesiskiria nuo tikros vaistinės, o mūsų studentai gali žaisti, būti tiek pacientais, tiek vaistininkais ir susipažinti su visu plačiu vaistinės arsenalu. Mes turime begalės daug įvairiausių vaistų. Mūsų studentai gali analizuoti, kokios medžiagos juos sudaro, kaip reikia pagaminti ir taip pat kaip teisingai vaistus atleisti, kokie galbūt yra šalutiniai požymiai. Štai mes turime studentę Neriją, kuri yra pacientė, turime vaistininką ir jie teikia farmacinę paslaugą, konsultuoja žmonės ir tai viską gali daryti lygiai taip pat kaip realioje vaistinėje. Tikslas yra ugdyti studentų kūrybiškumą. Tai mes dabar keliausime į laboratoriją, kurioje studentai gali įgyvendinti savo svajones ir jas paversti realybę. Tuo tikslu buvo įsteigta ir farmacijos ateities stipendija ir visi studentai turi galimybę sugalvoti savo idėjas, jas pristatyti ir įgyvendinti. Ir studentai šiandien pirmą kartą sukurs produktą, kurio niekada nekūrė. Tikslas yra pagaminti štai tokį preparatą ir naudojant įvairiausius ferulitus. Šitą sumaišysim ir tada visi pagal norą atidėkit šitų medžiagų. Tai mes kuriame įvairiausias receptūras, studentai mokosi kurti, mes duodam tik pradmenis, bet jie paskui patys gali sugalvoti, ką galima pridėti, papildyti ir kokią pridėtinę vertę gali duoti jų sukurtas preparatas. Mes orientuojamės, kad studentai įgautų žinias per praktinius mokymus, todėl čia yra dar viena mūsų simuliacinė erdvė, kur studentai gali įsitikinti, kaip veikia jų sukurtas produktas, kokią įtaką daro plaukams, odai, susipažinti, kokie yra naudojami testai ir taip pat mes studentus mokome skiepyti. Vėliau jie gali tapti išplėstinės praktikos vaistininkai, tam yra naudojamos imitacinės rankos ir studentai taip pat įgyja įgūdžių. Jie gali čia daug kartų bandyti, suklysti, vėl bandyti, tol kol išmoksta. Farmacijos fakultetas išsiskiria tuo, kad čia gimsta visos pasaulinio lygio idėjos. Mes turime 3D vaistų spausdintuvą ir kuom jis yra ypatingas, aš turiu atspausdintų 3D vaistų tablečių, kad į vieną šitą tabletę mes galime įdėti standartinės 9 kapsulės. Taip pat galime reguliuoti vaistų veikimą, kur atsipalaiduos veiklioji medžiaga, kiek ji veiks, kokia bus trukmė. Ir toks preparatas reikalauja mažiau pagalbinių medžiagų, turi geresnį pageidaujamą efektą
ir mažesnį šalutinį veikimą. Ir mūsų doktorantė Emilija dabar kaip tik spausdina tabletes. Studentai įgyja pakankamai praktinių įgūdžių, gali juos realiai išbandyti tikroje vaistinėje, kuri yra įsikūrusi tame pačiame farmacijos fakultete. Jie čia gali gaminti vaistus, analizuoti, mokytis įvairių farmacinės rūpybos aspektų. Tai yra ideali terpė pasiruošti praktikai ir vėliau labai lengvai adaptuotis prie realios situacijos. Tai jau matėte mūsų ekstemporaliųjų vaistų laboratoriją, tai yra ten gaminami vaistai asmeniškai vienam žmogui arba sveikatos priežiūros įstaigai nedideliais kiekiais. O čia jau dabar matysite mūsų pramoninės gamybos cechą, mūsų vaistinėje gaminami kosmetikos gaminiai, maisto papildai taip pat, kurie tiekiami į rinką ir gaminami pagal geros gamybos praktikos principus. Darbuotojai, žaliavos, produktai turi savo judėjimo srautus ir tie, kas žino geros gamybos praktikos principus, supranta, kaip tai yra sudėtinga ir atsakinga. Tačiau mūsų jau patirtis nemaža ir tiekime į rinką jau daugiau kaip 10 metų gerus produktus, bazalio linijos, kosmetikos gaminius, juos žino jau Lietuva, vaistinės, kitų vaistinių klientai. Džiaugiamės tais rezultatais, ir bandysim plėstis kiek įmanoma daugiau, kad mus žinotų ir daugiau patenkintumėm gyventojų lūkesčius savo gerais gaminiais. Jeigu norite atskleisti savo kūrybiškumą, verslumą ir tapti farmacijos lyderiais, rinkitės farmaciją. Tai yra unikali specialybė, įsidarbinamumas siekia 100%, o ją baigus galite dirbti visur. Toliau tęsti mokslinę karjerą, tapti vaistų kūrėjais, dirbti mažmeninėse ar didmeninėse įmonėse. Kviečiame jūs rinktis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmacijos fakulteto studijas.